Prisipažinsiu, gal pernelyg atvirai, bet labai nuoširdžiai. Norėčiau, kad Gabrielius ir Aleksandras būtų mano sūnus. Kiekviena šeima galėtų didžiuotis tokiais vaikais, motyvuotais, protingais, kultūringais ir labai žaismingais. Išjungę tuščią šaldytuvą ir supuvusias grindis paslėpę po kilimu, surūdijusi radiatorių jie nusidažė rausvai, kad būtų linksmiau. Visomis vaivorykštės spalvomis išmargino ir vonios sienas. Ten, kur plytelės nubyrėjusios. Vaikinai neverkšlena, kad užaugo be tėvų meilės, o paauglystėje liko ir be juos atstojusių senelių. O džiaugiasi kiekviena smulkmena ir svajoja apie kitokią ateitį, kai už maišelį bulvių nereikės palikti paskutinių centų. Ir ne tik svajoja, bet ir ryžtingai to siekia. Jau daugiau nei metus darbo nerandantis Gabrielius pasiskolino iš draugų pinigų, kad galėtų tęsti studijas Vilniaus pedagoginėme universitete. Siekti aukštojo mokslo ketina ir 11 gimnazijos klasėje besimokantis Aleksandras. Gabrielius net nustemba išgirdęs mūsų klausimą, ar sunku brolį prispausti prie knygų. Sau juk mokosi, ne man tai atsako. Brolis tai labai geras vaikas, jis visada mokėsi viskas. Jokių negaliu jam pasakyti priekaištų, kad kol jis augo, kad man dar reikėjo ten jį labai prižiūrėti ir buvo labai blogas. Buvo viskas puikus su juo. Jaunesniam broliui tėvą atstojęs Gabrielius sako, kad niekada nenurodinėjęs, kada jam sugrįžti į namus, ar kad privalu susitvarkyti kambarį. Savo pareigas Aleksandras žinojo dar vaikas būdamas. O čia tas vyriškas gyvenimas dviem labai sunkus. Kas, pavyzdžiui, grindis plauna, dulkė šluosto? Tai pasidalinam, kas kaip. Bet, kada koks savaitgalis ateina ir aš patvarkau. Bet geruoju ar piktuoju? Nesinori kažkaip purino aplinkoje gyventi, tai pats kažkaip norisi kažkaip švariau gyventi ir patvarkau. Argi čia darbai, šypteli santūrusis Aleksandras. 1-2 ir padarai. Kur kas sunkiau buvo, kai močiutė vos be paėjo, o senelis visai ant patalo atgulė. Jaunėliui tuomet tebuvo 11, bet jį senelį ir pamaitindavo, ir nuprausdavo, ir laikraštį garsiai paskaitydavo. Ir naktimis su broliu pasikeisdami šalia miegodavo. Gal jam reikės ant šono padėti pasiversti, o gal gerti paduoti. Ką galėdavau ten savo metus, tą padėdavau, ten valgį duodavau ir panašiai. Varškę, žinau, senelis labai mėgsta. Taip, man tekdavo daryti tą varškę vakarais. Ir antiek jis buvo prižiūrėtas, kad jis pragulėjo daugiau kaip 1,5 metų ir nei vienos pragulos neturėjo. Jie jį trindavo ten su visokiais, gydytojai išrašydavo ten vaistų, tepaliukų kokių, pritrindavo jie ten, ir jokių būdų nenorėjo sauskelnių. Nuplėždavo, sudraskydavo su tą vieną ranką ir jis tik va taip po ant lovos, tai ten vien va taip pirkom iš humanų visokių tų užuolaidų, tokių senų ten, tiesiog pjaustėme gabalus, klojo jie, tie vaikai, ir paskui viską išneždavo į konteinerį. Gal už tai, kad tas toks vargas šeimoje, kaip tas sako, ir jie matė ir suprato, kad čia taip. Aš kitą kartą pagalvodavau, galvoju, tas vyresnis, tai galvoju, kitas išeitų iš namų kur nors ir bastytųsi iki išnakto. Bet jis vis tiek pareidavo ir į ligoninę lakstydavo, ir ligoninėje nakvodavo, 12 klasėje buvo, turbūt jis kaip šuntavimą darė. Tai jis būdavo naktim eina į ligoninę budėti prie jo, a dieną eina į mokyklą. Ir žinot, jau toks gulintis ligonis su visais kaprizais, ir neskanu, ir ne taip davė, ir ne tą padavė. Vienu žodžiu, čia sunkus buvo atvejis. O aš ne tiek jau ir galėjau prie jo būti, kadangi turėjau dar vieną brolį be kojos ir po insultų, ir vienišą. Senelio sesuo ponia Genovaitė dabar bene vienintelis žmogus, kuriam iš tiesų rūpi, kaip gyvena Gabrielius su Aleksandru. Kas yra tėvo meilė, jie niekada nežinojo.
o mamos neteko visai mažučiai. Aleksandrui te buvo 1, Gabrieliui 8. Jų mamai buvo lemta sulaukti vos 30. Tiesiog nežinau, kaip čia taip įvyko. Jinai gana ramiai buvo. Paskui ten baigė ir kulinarijos mokyklą. Neatsimenu, kiek ji ten laikų dirbo, bet jai tas darbas nepatiko. Tada jinai irgi nuėjo į policijos, į milicijos tada mokyklą, baigė tą mokyklą ir pradėjo dirbti vidaus reikalų ministerijai. O vasarai, kaip siunčia visuomet pastiprinimą, šitam sezonui kurortiniam į Palangą, išsiuntė į ten dar vieną merginą ir porą vyrukų, išsiuntė į Palangą. Ten jinai per vasarą dirbdama toj Palangoj susipažino su kažkokiu vyruku, susidraugavo. Ir kaip toj Mijos dainoj, geroji mergaitė suklydo. Ir viskas. Pasirodo, jisai vedęs ir šeimą turi. Parodė į pasą, kad jis vedęs, turi šeimą. Ir viskas, parvažiavo ir atsirado Gabrieliukas. Paskui jau jį augindama tą Gabrielių, tai jį jau su tėvais ir gyveno tada. Ir tas Gabrielius čia su tėvais įsidarbino į paštą. Nusprendė taip, kad jai čia labai patogu, jinai ryte anksti išnešioja spaudą, ten dieną jinai namuose su vaiku, pavakarį vėl išeina į šitą užmigdžius vaiką. Ir nešiodama pensijos susipažino su tą nelaimę, su to jis invalidas buvo. Bet, reiškia, kaip anksčiau aprūpindavo invalidus namuose darbu, jis kažkokiai gamyklai ten buvo apiformintas, jam atveždavo į namus darbą, ir jis pensiją gaudavo, 2 kambarių butas. Aš jį mačiau, iš veido nešpetnas vyrukas, tik jam ten kažkas buvo su stuburu, jis sunkiai kojas valdė. Ir jie oficialiai susiženė ir jinai persikraustė ten gyventi pas jį. Tada jau jinai, kai pradėjo su juo gyventi, pamatė, kad jis toks naminis alkoholikas, pas jį turi bonkę stovėti po stalu visą laiką. Ir prasidėjo kivirčiai, jinai nutarė išeiti, jis jai pasakė, tu gyva neišeisi. Ir neišėjo. Amžiams nutilo vonioje prie skalbti nusineštų vaikiškų rūbelių krūvos. Kad tai ne savižudybė, artimiesiems pavyko įrodyti tik po teismų maratonų. Berniukus globoti ėmėsi senelė. Jisai jų neatidavė į vaikų, nors jam ir socialiniai rūpybui sakė, kad atseit neduos globos, kad senas, ten reikėjo sveikatą patikrinti. Perėjo jis visus gydytojus, bet jis buvo tada sveikas. Jam išdavė, kad jis visapusiškai sveikas, tada davė globąją. Kita savų vaikų neturėjusi sesuo užrašė jiems butą. Mažą nugyventą, bet savą, už kurį reikia sumokėti nemažus mokesčius. Iš kurgi jie vaikai paims tokius pinigus, kai Gabrielius be darbo? Jis optimistas, vis ramino, kad greitai kitą gaus, bet tos paieškos per ilgai užsitęsė. Moteris prisipažįsta, kad broliais absoliučiai pasitikė, nes pagrindo galvoti kitaip ji niekada neturėjusi. Kažkada net paslapčia mėgino jais pasidomėti, bet nė vieno blogo žodžio neišgirdo. Jau žinau, kaip čia viską sutvarkysiu, šypteli Gabrielius. Draugai steigia savo firmą ir mane kviečia dirbti. Vos tik gausiu pirmąją algą, iškart kipsiu į darbus. Statybose dirbau, žinau, nuo ko pradėti. Jau ir sąmatą susidariau. Po truputį ir susitvarkysime. Aš manau, kad jeigu aš verkšlensiu ar kažką sėdėsiu ir galvosiu, kaip man blogai, nuo to tikrai man nebus geriau. Tai kažkaip bent jau to optimizmo turėti, kad viskas bus gerai ir stengtis kažką daryti ir suktis iš kiekvienos belia kokios tos padėties, kokia jinai bebūtų ir ten sunkiai.